Iš kur pas mus yra žmonės ir pasirodo jie žino ir vartoja, kodėl kaulų sultiniai apskritai tokie, nes ten žinot baltymai, kolagenas natūralus iškart, mineralų visa pilna matrica. Kas čia per darinys, kodėl jis toks naudingas žmonėm? Ką siūlydavo sunkiam ligoniam ir onkologiniam ligoniam? Buljoną. Todėl, kad ten yra 100 gramų buljono ir apie 20 gramų baltymų, jūs įsivaizduojate, koks tai kiekis. Plus ten yra visa Mendelejevo lentelė mikroelementų. O svarbiausia, lengvas pasisavinimas. Veikia, žinok, aš vietoj kavos kiekvieną rytą pas mane yra sviestas, buljonas su karštu vandeniu. Taip, jūs labai teisingai. Šiaip man labai skanu ir aš dar... Tai unikalus produktas, vienareikšmiai. Kolagenas yra didelė molekulė. Nepasisavina iš karto, reiškia, į kraują, per ploną žarnyną į kraują. Jeigu aš perku gryną kolageną, ką pardavinėja, reiškia, beauty industrijai, organizmas ją suskaido iki amino rūgščių ir ne faktas, kai jis susintetins į kolageną. Jis susintetins molekulės tikslumu, ką duotų momentų, duotai sekundį organizmas reikalingiausia, kad palaikytų gyvybę. Tai ne faktas, kad jums nueis į, reiškia, į odą, į nagus, į plauką. Nueis ten, kur reikia, galbūt kraujagyslės reikalingas, galbūt sąnariai. Tai buljonas žymiai geriau. Taip, buljonas, taip. Ten yra viskas. Nes buljonas sukūrė gamta, o peptidų sukūrė žmogus. Taip, čia kaip mamos pieno, reiškia, jokia industrija. Priešpienio pieno. Nieks nepadarys, reiškia, ką padarė gamta. Neįmanoma.